Kągi, mėly, sveiki, mes keliautojai tokie, šiokie tokie, nutarėm aplankyti Trakus. Oi, pamiršau pasakyti, atspėkit iš 3 kartų, pats įsidaviau. Nu, nesvarbu, kur mūsų Trakai. Į tą pusę. Bet visų pirmiausia, dabar pietus užsukom į seną kibininę ir nutarėm papietauti. Griebėm kibinų ir dabar sakom, reikia juos išvaikščioti. Einam link Trakų pilies. Kas nebuvę, tikrai kviečiu apsilankyti Trakuose, pabūt. Nes atvyksta kokie reikaliukai už mūsų vestuvėlės. Man pačiam kaip fotografai paprastai būna įdomu, žmonės teka, tuokiasi. Tai vat, irgi miestas, matom, kažkur netoli, va čia vandens pasipuošęs turi eglutę, ten lemputės, vat matosi toliau. Taigi, visi miestai puošiasi. Kažkaip tikimėsi, tokia mintis yra aplankyti dar kitų miestų, pasižiūrėti. Gal net šitą Trakų pilį apėję aplankę, nuvažiuosim Užutrakį. Irgi kas nebuvę, kviečiu aplankyti, mes ten esam buvę. Ir iš tikrųjų gražu, įdomu, bet jau dabar nežinau, kiek metų nebuvę. Nu, kokie 5 metai, tai kaip minimum turbūt nebuvę, bet galbūt ir daugiau. Užutrakį turiu menį. Grinai ten gaunasi už pilies, jeigu per vandenį. O apvažiuoti reikia šitą ežeriuką. Tai va, galbūt užsuksim ten, jeigu greit nesutems, tai užsuksim gal ir ten aplankyti. Gerai, judam į priekį. Taip, štai Trakų pilis ir eglutė papuošta. Nagi, šiek tiek priartinkim. Šalčiau matas. Ir eglutė. Štai kaip prie eglutės galima ir pasėdėti. Laivelis. Ir kitoj pusė matosi pilis. Vanduo skaidrumėlis, kaip turi būti. Labai skaidrus vanduo. Štai taip galima ir įrėminti Trakus ir kartu nusifotografuoti. Kaip mato, toks rėmelis. Na, įdomu, gražu. Aplankykit Trakus. Muzika gražiai groja. Vasarą, įsivaizduok, kaip čia smagu, gražu. Ir patogu pasėdėti. Suvenyrų galima įsigyti. Įvairių, įdomių, gražių. Ir štai, judam link pilies. Pažiūrėsim, kaip čia viskas vyksta. Per tilčiuką pereisim. Žmonių nedaug iš tikrųjų, aišku, ne sezonas. Tai natūralu, bet tokiu laiku gal net ir smagiau, kai mažiau žmonių, nes kitaip tai čia vos praeit eina. Tai tikrai viską galima pasižiūrėti, apžiūrėti, apeiti, pasivaikščioti. Bet ko gero mes link pilies neįsim. Kas atvažiuosit, aplankykit pilį, apeikit bent jau aplink pilį. O mes turbūt judėsim, mes kažkaip tai apsiniaukę, bijau, kad greit sutems. Pabandysim nuvažiuoti dar į tą Užutrakį. Ten, manau, pamatysim. Dar šiek tiek iš kitos pusės į Trakus pasižiūrėsim. Ir tada bus įdomu. Taip kad iki Užutrakio. Kągi, mėlėjai, mes Užutrakį. Kitoje pusėje ežero galvės. Už pilies, galima sakyti, per ežerą. Ir vat, kokie gražus vaizdai iš karto matosi. Super. Gražu, žygiuojam link pačių rūmų. Šiuo takeliu statė mašiną toliau. Kaip kas įdomu, čia tokį matom, kaip įėjimas, kaip vartai, ar jau jie vasarą naudojami, ar jie bus tik tai ruošiami, kad gali būti, kad į šią teritoriją gali tekti susimokėti, kad įeiti. Nežinau, seniau būdavo ten, kad fotografuotis, ar su šventėm, ar kažkaip tai būdavo, reiškia, reikia susimokėti. O dabar gali tekti mokėti ir už tai, kad tu po tą teritoriją vaikšti. Bet čia tik mano spėlionės, tikiuosi, kad to nebus. Ir matysim, gerai, netoli rūmai. Tuoj pasižiūrėsim, kas ten pasikeitė. Galbūt pasikeitimų yra.
Ir iš šitos pusės nufilmuosime pačią Trakų pilį. Tiltelis, gražus, senas, bet man atrodo, kad perdažytas. Aš turiu nuotraukų, kur, man atrodo, jo buvo kita visai spalva. Bet kokia atrodo vaizdas ir kaip spalvos dangaus. Gražiai labai. Taip. Artėja rūmai. Taip, terasa. Kaip puikiai ta saulytė čia išlindus, kokia gražia duoda šviesą. Super vaizdas. Štai tokia terasa, kur nedirba nieko, nėra tuščia. Tai ką norėt, prie Trakų, Trakuose galima skaityti, ten tuščia. Taip kad natūralu. Ir štai mūsų rūmai. Šiek tiek einam arčiau. Lendam čia. Ir žiūrim, kaip atrodo vaizdai Užutrakyje. Taip. Gražiai, visai laiku leidžianti saulė pasirodė, kad būtų galima stebėti gražius vaizdus. Ir ten tolumoje matyti Trakų pilį. Žinoma, tiesiai prieš saulę, nėra ką norėt. Gaunasi mūsų pilis, matosi tik tai siluetai. Ir dabar pažiūrėkim, kaip atrodo patys rūmai. Iš tikrųjų gražu, biškį iš toliau paimkim. Štai kaip atrodo. Nu ir filmuoju vienas kitą. Kaip kiekviena iš šių statulų turėtų būti nušviesta, bet dėja dabar saulė joms iš nugaros. Užtai kitoj pusėje yra, kurios apšviečia jų veidai. Einam pabandyti ir pažiūrėti, kaip šviesa krenta ant kitų statulų. Štai visai kitas vaizdelis, iš karto ir vaizdas, ir spalvos sodresnės, visai kitaip žiūrisi. Taip, visas šitas grožis iš tiesų įspūdingas. Štai tokiam statulom toks rūmų kiemelis, kuriame galima tikrai pailsėti, pabūti. Ir štai jeigu jūs pažiūrės, ten tolumoje yra koks tiltelis. Nežinau, kaip čia vadinasi, irgi kažkas panašaus į terasą. Taigi tie patys laiptai nuo tų laikų nieko nepasikeitė, niekas nerestauruota ir nepasikeitė.